Sveiki. Šiandieną gal pakalbėsime apie senėjimo aspektus, kurie susiję su dantimis. Ir kaip žinote, žmogaus amžius ilgėja, bet su tuo mūsų sveikata negerėja. Tai šie aspektai atsispindi ir dantyse. Kaip ir kūnas, audiniai senėja, taip ir dantys, dantų audiniai, tai emalis ir dantinas taip pat senėja ir vienas iš tų senėjimo požymių yra dilimas. Ir dilimas gali būti normalus, gali būti patologinis, kaip mes vadiname odontologai. Tai patologinį dėvėjimąsi dantų įtakoja daugiausia gyvenimo įpročiai, žalingi įpročiai, tai maisto medžiagos vartojamos arba tokie įpročiai kaip dantų griežimas, kas gali žymiai pagreitinti dantų dilimą ir emalio nusidėvėjimą. Jeigu kalbėti apie normalų dantų dilimą, tai maždaug žmogaus emalis dyla maždaug 50 mikronų, 60 mikronų per metus greičiu. Jeigu dantis naudojame pagal paskirtį, tai reiškia tik maistui kramtyti. Tai yra labai nedaug to kontakto paros metu. Ir pagrinde pagreitėja dilimas atsirandant žalingiams įpročiams, tokiems kaip griežimas dantimis naktį, bet tai tik tai viena iš vadinamų parafunkcijų rūšių. Kita rūšis gali būti tiesiog tvirtas sukandimas, bet principe tai sukelia tokį patį efektą, tai dvigubai greitesnį dėvėjimąsi emalio. Tai reiškia, kad jūsų emalis dėvisi jau ne 50, ne 60 mikronų per metus greičiu, bet 100 mikronų. Mikronus galima nesunkiai įsivaizduoti, tai 100 mikronų tai yra 0,1 mm. 100 mikronų. Tai jeigu jūs griežiate dantimis, tai per metus jums nudyla apie 100 mikronų emalio. Dievas žmogui davė emalio 1,5–2 mm ant danties paviršiaus, iš kramtomojo paviršiaus, iš šono ploniau, žymiai ploniau, bet tie paviršiai, kuriais kramtome, kažkur tai mes apdovanoti esame 1,5–2 mm storio emaliu. Po juo eina dentinas, jau yra minkštesnis audinys. Šis emalio sluoksnis, jeigu mes neturime žalingų įpročių arba nevartojame kažkokių tai produktų, kurie galėtų sukelti tą emalio tirpimą, tai su savo emaliu mes galime nesunkiai pasiekti vidutinį ir senyvą į amžių ir į pensiją išeiti su savais dantimis, sakykime, nenudilusiais tiek, kad jau sužemėjęs sukandimas būtų per porą milimetrų ar sakykime, 3 milimetrus. Tačiau jeigu atsiranda žalingi įpročiai, kurie bent jau pas 30% žmonių pastebimi, kaip bruksizmas, mes bruksizmu vadiname, arba tas griežimas dantimis naktį, tai pagreitina dvigubai. Tai galima nesunkiai įsivaizduoti, kad jeigu jūsų dantys dyla jau greičiau 100 mikronų per metus greičiu, tai tas 100 mikronų tai yra 0,1 mm, tai per 10 metų milimetras. Turime 2 mm, tai dar 20 metų ir jau kaip ir emalio nudilimą mes matome kiaurai iki dentino, o dentinas yra toks gelsvas ir dantys tampa gelsvi. Neskaitant to, kad dentinas ir taip gelsvėja, dar tas sluoksnis, vidinis sluoksnis, jisai keičia spalvą per gyvenimą ir tampa gelsvesnis, tamsesnis negu kad jauno žmogaus. Todėl senyvo žmogaus mes dažniausiai matome tamsesnius, gelsvesnius dantis.
Dažniausiai vien tik tai dilimas dėl to įpročio, kur minėjau, kaip bruksizmo jautrumo gali ir nesukelti dantų, nes danties audiniai turi regeneracinių savybių ir ten tuos jautrius kanalėlius užsidaro su kalcio pagalba ir remineralizacijos pagalba. Jautrumas dažniausiai susijęs su dar vienu įpročiu arba gyvensenos pakitimais, kurie dar gali pagreitinti tą dantų dilimą, tai rūgščių produktų vartojimas arba skrandžio sutrikimai, kas sukelia gastroezofaginį refliuksą, tai reiškia, jūsų burnoje pH terpė tampa rūgštinė. Ir emaliui, jeigu daugelis iš mūsų jau žino, kokia ta pH, tas rūgštingumas turėtų būti neutralus, tai yra apie 6–6,5 pH. Tai jeigu burnoje šita terpė tampa mažiau 4,5, tai jau sukelia emalio mineralų tirpimą, sakykime, ar kaip pažeidimus. Ir mes, kaip odontologai, tai vadinam erozija. Tai reiškia, ne bakterijos, ne kariesas pažeidžia dantis, bet rūgštys. Ir tos rūgštys gali dar pagreitinti dilimą. Čia, kur minėjau, buvo normalus dilimas, tai 50 mikronų per metus. Jeigu griežiam dantimis, tai reiškia, dantis sukandę laikom tvirtai, yra įprotis, tai reiškia, jie dyla dvigubai greičiau, 100 mikronų, tačiau jeigu burnoje atsiranda rūgštys, o jos gali atsirasti, jeigu iš išorės, tai vienas iš tokių populiaresnių dabar būdų šarminti organizmą, tai citrinos, būtent šaltuoju periodu, čia tuo tamsiuoju periodu, žiemos periodu, grynos citrinos sultis gerti, ar vartoti obuolių actą, bandant irgi rūgštingumo, pamažintą rūgštingumą skrandžio koreguoti, kas irgi yra tokioj savigydoj populiaru. Tai šių produktų vartojimas tą pH labai sumažina burnos ir jis krenta labai žemai. Dar kiti produktai, kas yra labai irgi žalojantis faktorius, tai yra tie vadinami gazuoti, saldinti energetiniai gėrimai. Irgi labai didelė dalis ir vaikų ir suaugusių jos vartoja. Saldintas nėra gerai, kaip žinome, to cukraus perteklius, tai yra ir papildomos kalorijos, kurios gali sukelti antsvorį ar nutukimą netgi. O antras aspektas, tai kad tą cukrų naudoja bakterijos ir jeigu mes dantų neišsivalome bent 2 kartus dienoje, arba į tarpus užkandžiaujame ir vartojame tuos saldintus gėrimus, tai bakterijos skaidydamos tuos cukrus esančius saldintuose gėrimuose išskiria produktus, kurie būtent tą rūgštinę terpę sukelia burnoje. Bet šiuose gėrimuose galbūt netgi ne tiek cukraus kiekis yra pavojingas, kiek pavojingos rūgštinės medžiagos. Pagrinde, kas greitina tą mūsų dantų dilimą arba senėjimą, sakykime, tai šie įpročiai – griežimas dantimis arba tvirtas sukandimas ir plus rūgštiniai produktai. Tai rūgštiniai produktai, ką mes vartojam, bet kita dalis pacientų gal skundžiasi ir gastroezofaginiu refliuksu, kas pasitaiko ne vienam iš mūsų gyvenimo bėgyje, būna skrandis sutrinka ir tos, kaip pasakyti, horizontalioj padėty, kada miegam, rūgščių patenka į stemplę iš skrandžio ir taip pat į seilės. Ir rūgštinė terpė gali irgi emalį pažeisti ir ypatingai prie dantų kaklelių, kur emalis labai plonas. Jeigu minėjau, ant kramtomo paviršiaus Dievas davė 1,5 mm, 2 mm emalio, tai prie dantenų tas emalis yra 0,3 mm tik tai. Ir toj vietoj rūgštys ypatingai lengvai nutirpdo tą emalį. Ligos su senėjimu yra susiję, aš daugiau ne tiek koncentruočiausi į burnos ligas, kiek į lėtines ligas apskritai.
Nes kiek mūsų amžiaus tas gyvenimo trukmė pasikeitė per 20 amžių, tai per visą 20 amžių, nuo 1900 iki 2000 metų amžiaus trukmė pailgėjo kažkur 30 metų. Ar mes tapom sveikesni nuo to, kad tampam ilgiau gyvenam ir tampam senesni? Turbūt ne. Kol kas ne, bet vilčių kažkokių yra. Bent jau pastaruoju metu tos genų redagavimo visokie progresas tyrimų srityje genų redagavimo irgi duoda tokių vilčių ir netgi tokių prognozių, kad gali neužilgo po 10 metų mūsų gyvenimo trukmė pailgėti ne 2, bet 20 metų. Nes jau bent jau 14 sričių susijusių su senėjimu, tyrimų atliekamų senėjimo srityje, jau tie tyrimai yra perėję į tyrimus žmonių grupėje, ne ant gyvūnų, ne ant pelyčių tenai, bet jau į žmonių. O jeigu reiškiasi jau tyrimai atliekami su tokiais gydymo metodais tarp žmonių, tai reiškiasi apie 10 metų perspektyvoje iš tos 14 sričių kažkurioje gali įvykti proveržis. Jeigu pasikeis su šiomis ligomis, o diabetas be abejo įtakoja ir burnos sveikatą. Nes jeigu žmogaus kraujyje yra cukraus perteklius, tai tas cukrus taip pat keliauja kapiliarais ir į dantenas. Ir dantenų irgi terpė tampa ne tik palanki bakterijoms tampa. Įmanoma, žinoma įmanoma, tik tai yra savikontrolės būdų įmanoma. Bet kuris žmogus gali, žinoma, išvengti šių gyvenimo būdo įtakojančių faktorių, kaip pasakyti, kontroliavimo. Aišku, dabar galima daugybę informacijos susirasti internete tiesiog. Ir man atrodo, kuo toliau, tuo lengviau tą informaciją rasti. Kita dalis, tai esame mes, specialistai, kurie gali patarti jums, kaip išvengti šių ar apsaugoti, pavyzdžiui, bruksizmo atveju. Taip, kai kurie žmonės gali sukontroliuoti, kai jam pasakai, kai jį informuoji, kai jam parodai tuos požymius, kurie matosi burnoje. Tada žmogus pradeda pastebėti, nes kai kuris ir nepastebi, kad griežia dantimis ar ten sukandęs tvirtai laiko, bet kada pastebi, tai vienas būdų yra kontroliuoti, bet dalis žmonių negali to kontroliuoti. Tada tokiu atveju mes padarom apsauginę plokštelę nakčiai užsidėti, kad apsaugo dantis nuo to dilimo, kad diltų ten plokštelė, o ne dantys diltų. Tai yra mūsų pagalba, o kita dalis žmonių taip gali kontroliuoti ir gali pastebėti save. Ir taip pat rūgščių poveikį. Jeigu žmogus ateina pas specialistą, specialistas gali pasakyti, ar čia tik tai dantų dilimas, ar čia yra ir rūgščių dar poveikis. Nes jeigu yra rūgščių poveikis, kurį aš minėjau, tai dažniausiai net pats pacientas pastebi, kad jam dantys labai greitai dyla. Nes jeigu jums dyla tik tai griežiant dantimis 100 mikronų per metus, dažniausiai gal nepastebėsit. Bet jeigu plus dar vartojate kokius nors energetinius gėrimus su rūgščia terpe, tai jums gali dilti 300 mikronų per metus, kas yra 0,3 mm. O tai jau dažniausiai žmogus pastebi. Ir dažnai tai susiję su tuo, kad plombos krenta, atsiklijuoja protezai, trupa dantys. Tai dažniausiai jau žmogus pastebi tokį ir kreipiasi. Tai tada jau specialistas gali patarti, kaip sureguliuoti šiuos faktorius. Pats paprasčiausias yra tai nepamiršti valytis dantis 2 kartus dienoje ir nepamiršti apsilankyti burnos higienai, kas irgi padės jums kartais sulaukti kažkokio tai specialisto įžvalgos ar patarimo, kaip išsaugoti dantis. Na ir taip, dėl tų saldintų gėrimų, tai
pamėginkit atrasti ką nors geresnio savo gyvenime, pastimuliuoti. Bent jau kokią kombučą, bet nesaldintą. Arba tiesiog seną gerą vandenį. Vandenį, taip. Vanduo iš krano, Vilniaus vanduo čia, pavyzdžiui, tai yra išvis, tai yra šarminis 7,5, tai yra geras vanduo. Jo šarmingumas yra, jums nepadarys žalos dantims, o tai yra tik tai į gerą.